šiandien klausimėlį įgula aplanko Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 87-osios laidos abiturientus paklausinėti, ką jie žino apie savo mokyklą ir apie Lietuvos rašytojus. O, sveiki! Sutikome. Taigi aš noriu paklausti jūsų porą klausimų. Kas jums yra Maironis? Maironis? Žmogus, kurio vardas minima mokyklos pavadinime. Didelis toks dalykas. Nežinau. Pamatys Lietuvoką, tai mane užmuodžia. Mūsų gimnazistų atsakymus pakomentuos daktaras, profesorius dekanas, vyriausias direktorius ir laisvu laiku batsiuvys Redapas Plunksnelė. Oi, nepastebėjau jūsų. Pirmasis Lietuvos. Ne, jos žiūrėjau. Jo, pirmasis Lietuvos karalius. Atvykome į Maironio gimnazijos valgyklą ir dabar paklausinėsime mokinių. Tai labą dieną. Tai ar galėtumėte išvardinti 3 mokytojus, kurie moko mokinius 3 aukšte? Mano dievas. Salomėja Žemai. Šiaip norėčiau tikėti, kad Svaigūnas Žemaitis. Sigasiu vieno šimto, kiek mano vėjas. Juk mamytė, mano mamytė šito fabriko. Ir dabar mūsų įgula nusprendė pailsėti, atsipūsti mokyklos valgykloje ir mes užkasime labai skanių valandėlių. Nuo šios valgyklos maisto mokinių galvos pasidaro labai sunkios, nes jie tampa žymiai protingesni negu buvo prieš tai. Ateikite pademonstruoti. Ar matote, kiek daug proto? Pažiūrėkite, čia. Kiek daug proto po šitą. Kas yra Lietuvos prezidentė? Taip. Remigijus Apmanis. Labą dieną. Labą dieną. Daiva Gamienė. Jos vardas Daiva? Taip. Armstrongas. Čiūju. Tai ne rusas. Greta Pakiučiūtė. Sabonis, aišku. Truputį. Ar žinote, kas buvo Vytautas Didysis? Kaip Lietuvos karalius. Kas vaidino Titanike? Skenduoliai. Nu, tikrai nerodė. Kada įvyko Žalgirio mūšis? Kas buvo Mindaugas? Mindė? Niekas nieko nesumindė. Kas jums yra Maironis? Sielos ir dvasios tėvas, autoritetas, mokyklos vardo davėjas. Nu jo, teisingai. Su jumis buvo klausimėlis, aš Stasys Užnemunys, linkiu jums gero vakaro.